Tobula, kas paprasta. Kompaktiški automatiniai kavos aparatai Zylė. Heat On. Jūsų namų komfortui. Vėsinimas.lt. Baldai visam gyvenimui. devilinterjerai.lt. Dubingiai. Grindų ir kilimų ekspertai. Sveiki, Būsto anatomija žiūrovai, esame mūsų mylimajame kurorte Birštone. Šiandien susitinkame su dizainerėmis iš SA Home. Jos mums aprodė savo naują projektą. Tai yra dvibutis namas, kurio interjeriu jos ir pasirūpino. Keliaujame į vidų. Labas, Čingailė. Labas, Jūrai. Labas, Sandra. Labas. Labai džiaugiuosi būdamas čia šiandien naujajame jūsų projekte Birštono kurorte. Kolegės, papasakokite tada, kokia yra dydžio objektas ir apskritai, kas tai yra per objektas. Tai visų pirma, tai yra dvibutis namas, apie 100 kvadratų, 3 aukštų, kas yra įdomu. Tai dabar esame šio namo tambure priimamajam, kur ateina visi žmonės, visi svečiai ir šita erdvė mus pasitinka. Esame iš tiesų Birštone, ar ne? Ir smagu, kad čia, mano žiniomis, atsitiko taip, kad žmonės planavo atostogų būstą, o gavosi, kad tai yra būstas pastoviam gyvenimui, ar ne? Kad taip gerai ir buvo, žmonės nusprendė likti, gyvenimas pasikeitė. Klientai atėjo su šiek tiek kitokia vizija, kurią labai greitai pakoregavom. Tai jie norėjo senmazgo per patį vidurį, bet pamatysim, kaip gavosi. Antrame aukšte turime ramią zoną miegamuosius, 2 miegamieji ir vonia, o pirmame aukšte turime tik tai tamburą, turime įeinamą drabužinę ir už jos mes dar turime skalbyklą. Būtent apie šią zoną papasakokit, kaip pasirinkot vienas ar kitas medžiagas ir kokius sprendinius, sakykime, teko rinktis, kad labiausiai išnaudotume šitas erdves. Svarbiausia, rinkomės praktiškas medžiagas, tiek grindim, tiek sienom, tiek baldams. Naudota yra paneruotė, lukštas, akmens masės plytelės, tiek ant grindų, tiek ant sienų. Spalvos buvo pasirinktos derinti prie modernumo, prie pušyno, kur esam, modernios, žemiškos spalvos. Na, dar viena iš užduočių buvo tik atėjus pro duris, matosi kitos duris, kas nėra labai estetiškas momentas. Tai mes tas duris stengiamės maksimaliai pamaskuoti. Tai padarėm ir viršui tą veidrodį, kuris tarytum ištirpina erdvę viršuje. Man patinka, kaip suderinat iš tikrųjų šitus laiptus ir būtent baldų šitas medžiagas, ar ne? Ir tas duoda pakankamai tokį didelį solidumą. Tai laiptinė iš tikrųjų kaip ta vertikali viso namo šis labai svarbi ir jos dizainui skiriam, aišku, kad didelį dėmesį. Taip, ką turim antrame aukšte dabar? Tai turime pagrindinį sanmazgą, turime pagrindinį miegamąjį ir turime vaiko kambarį. Geras. Kaip gražiai atrodo čia tas visas konsolė, ne, kur praustras būtent sumontuotas. Labai gražiai padarė čia su to prašviečimu. Mes visada labai mėgstam, ypač ant sanmazguose, naudoti kuo daugiau paslėpto LED apšvietimo. Kaip ir čia matote, jis labai daug kur dominuoja ir prie unitazo baldo paslėptas, ir dušo zonai, nišos, už veidrodžių, pati spintelė, todėl kad suteikia visada tokį spa efektą, spa jaukumą, tai tikrai stengiamės kuo dažniau naudoti tokius sprendimus apšvietimo. Netradicinis galbūt toksai sprendimas, kad per centrą neturime veidrodžio, turime plyteles, bet čia buvo tokia idėja, toks patalpos charakteris kuriamas su tais veidrodžiais, kad būtų netradicinis vaizdas ir žmogus turėtų tokį kažkokį įspūdį atėjęs kitokį tą patalpą. Dabar prie sanmazgo turime vieną iš miegamųjų, ne? Taip, tai yra pagrindinis miegamasis. Čia jau turim kiliminę dangą. Taip, čia turim kitą dangą, minkštą. Iš karto ir akustika jaučia pasikeičia kitokia. Ir jausmas pasikeičia. O, geras, kokia siena. Taip, tai čia turime uolos efekto sieną su LED apšvietimu, mediniam panelėm ir vėlgi atsikartoja ta pati apvali forma, kuri čia kartojasi per visą namą ir pagaminta lova.
kur viskas buvo projektuojama vienu metu ir gavosi ta visa siena su lova, bendras baldas, bendra siena, žodžiu, bendra visa kompozicija. Aš, Sandra, žinai, ką norėčiau pasakyti, jau aš kai matau tiek daug skirtingų formų, lova pastumta į čia yra palu, čia yra kita medžiaga, čia turim vėlgi gipsą, kuris su dekoru. Aš tada suprantu, kam reikalingi dizaineriai ir architektai. Čia taip sugalvot, aš labai, kaip sakyt, lenkiu galvą, jeigu mūsų žiūrovai, kurie nėra jūsų srities ekspertai, gali taip susiplanuoti tokias erdves, taip suderinti medžiagas. Čia geras pavyzdys, ką gali profesionalai padaryti. Šiaip labai gerai atrodo. Bet taip teisingai sakai, mūsų tikslas ir yra tas, kad daryti taip, kad žmogus jaustųsi, kad pats taip nesugalvočiau. Dar kalbant būtent apie įmonę, kuri atliko šitą dekorą, tai norėčiau paminėti, kad čia yra įmonės Chronos darbas. Chronos yra tokie, kaip sakau, butikiniai, kurie gali tokius grožius padaryti ir iš tikrųjų šitam pastatėje pasirūpino ne tik miegamojo šitų grožių, bet viršų užeisim, parodysim dar ir sanmazgą, juodą uolą, kaip jie pavadino, ir dar keletą tokių, sakykime, labai subtilių gražių dalykų. Taip, išeinam iš pagrindinio miegamojo ir turime gale šio koridoriaus dar vieną miegamąjį, galbūt čia yra svečių ar vaikų, matau vaikų turbūt kambarys, ne? Taip, tai yra berniuko kambarys. Mūsų sprendimas, kuris yra pasiteisinęs per objektus, kad nedaryti kambario tam amžiui, kuriame tuo metu yra vaikas, daryti lovą, kuri būtų pritaikyta ir suaugusiam, tai gali kartais pasitarnauti kaip svečių. Tai sprendimas yra toks, kad ta lova gali kisti ir netgi, nežinau, jei pasikeičia kažkas gyventojai ir dar kažkas, tai čia gali atsirasti ir sofa vietoj tos lovos. Tai žodžiu, tas baldas toksai yra universalus. Ir labai fainai, kad mes sumastėm, kad padaryti minkštą senutę, aukštesnę, kaip su baldu aukščiu. Tai ypač vaikui tai labai yra jauku ir gali liesti ir nesiteplioja, nieko nesidaro, tai toks labai irgi išpildytas, puikus dizaino elementas, taip pat ir praktiškas. Gerai, tai ką, keliausim tada į 3 aukštą? Taip, ir kulminacija auga. Ir pagaliau užlipom į 3 aukštą. Turim tikrai išskirtinę erdvę šitam aukšte, vien matom pagal jos aukštį, pagal dvišlaitį stogą, visos konstrukcijas, vitrinas, vaizdus pro langą, tai erdvė tikrai pati kalba už save ir ne veltui šitam aukšte ir turėjo būti tas pagrindinis traukos taškas, tai puikiai tas atsispindi. Turbūt kiekvienas dizaineris sutiks, kad šlaitinės lubos yra iššūkis. Taip. Čia ne tik dizaineriai, bet ir baldininkai ir visi kiti. Dailininkai irgi. Bet šiuo atveju mes šlaitą tikrai panaudojom su kaupu, manau. Ir išspaudėm iš jo viską, ką tik tais galėjom. Palikom konstrukcijas, tai yra sijas, po vertikaliom lubom slepiasi visos komunikacijos. Na ir buvo, aišku, iššūkis kaip su virtuve. Ir su tuo šlaitu, kaip mes funkciškai išspręsim visus šitus klausimus. Tai irgi virtuvę maksimaliai stengiamės integruoti į erdvę ir ne tik, kad ją pamaskuoti, kaip būna kartais ir tokių atvejų, bet šiuo atveju virtuvė tampa akcentų visos erdvės. Ir šlaitą išnaudojom ten pratęsiant stalviršį ir padarant lentynėlės, po kuriomis slepiasi dar papildomos lentynėlės. Čia galima ir tai daryti, ne? Taip, žinoma. Geras. Iš tikrųjų, mes mėgstam paminėti gerai atlikusius darbus rangovus, tai noriu tikrai pagirti įmonę RG Decor, kurie ir pasirūpino būtent šitais paviršiais. Tai šiek tiek papasakokit būtent, kas čia buvo naudota, ar tai yra praktiška ir ar lengva padaryti, įgyvendinti. Čia buvo naudota tiek ant salos stalviršio, tiek ant šitos stalviršio dalies, tiek ant fasadų. Buvo naudotos akmens masės plytelės, 6 mm storio, jos dedasi ant plokštės, yra be galo praktiška medžiaga ir tikrai visada klientam agituojam daryti, nebijokit, nes nesibraižo, puikiai prižiūrima ir aišku efektas vaizdas, nes realiai mes matom kaip natūralų akmenį. Kalbant apie įmonę RG Decor, verta paminėti, kad jie yra akmens stalviršių profesionalai. Įmonė gamina neprikaištingus stalviršius ir praustuvus iš akmens bei keramikos. Jie kuria viską, kas suteikia namams ilgaamžiškumo. Šį kartą klientų pasirinkimas yra modernės didelio formato plytelės. Preciziškas kampų supjovimas, kurį čia tikrai matote, bei raštų suvedimas čia buvo svarbiausia. Čia mes turim svečių sanmazgą,
Geras. Ir čia visai panaudojot kitą plokštę tokią. Čia jo darėme frezavimus, stengiamės išlaikyti visur tą medžio spalvą lukšto tokią pačią kaip grindis, tačiau čia norėjom truputėlį įvesti tokios harmonijos, vertikalumo, tai šitą visą dalį darėm su frezavimu. Irgi maskavom duris, darėm skydus, kad duris taip vizualiai jos neišryškėtų ir nesimatytų. Turime svečius ant mazgą, nediduką, bet jį turim labai išskirtinį, kitokį, nes jį turim tamsų, su uolos efektu ant sienos, tiek šitoje dalyje. Dekoratoriai irgi labai puikiai pasidarbavo. Tai šitas ant mazgas norėjom padaryti tokį kitokį, su tokiu charakteriu, cinkeliu, kad svečiai atvykę čia, įeitų ir sakytų, wow, kažkas kitaip, nes matom ir juodos spalvos ir praustuvą, ir unitazą. Tai stengiamės įvesti to tokio tamsumo, tai nes tamsumas dėl to priduoda jaukumo. Vėlgi, kaip ir minėjom, yra šitą juoda uola įmonės Chronas darbas, kurie pasirūpino šito grožiu, tikrai labai spūdingai atrodo. Na ir vėlgi įmonė Chronas čia pasirūpino ne tik pačia mūsų matytą sieną bei šitą juoda uola ant mazge, bet tuo pačiu ir apdirbimu visos salos ir šiomis grindimis. Kokias medžiagas naudojate čia? Čia naudojame mikrocementą ant salos, tai matome, kaip viskas yra puikiai nutepta, viskas suvesta, labai yra be galo praktiška, tai labai gerai, nes mes turim tokį vientisumą, ta sala tarsi išlengvėja, turim to tokį efektą išlengvinimo ir turim ant grindų mikrokvarcą. Tai yra pakankamai naujiena Lietuvoje. Meistrė, kuri darė, buvo tik ką parsivežusi šią naujieną iš Italijos parodos. Tai esam labai patenkinti. Ir meistrė labai puikiai susitvarkė, puikiai išpildė mūsų norus ir lūkesčius, tai viskas labai puikiai. Kalbant apie įmonės Chronos produkciją, čia šiame projekte, kaip ir matote, koridoriaus sienos ir baldai yra dengti mikrocementu. Tai yra prabangus, stilingas ir ilgamžis sprendimas. Ši danga itin tvirta, atspari trinčiai, lengvai valoma, kas yra labai svarbu, todėl puikiai tinka kasdieniam naudojimui. Pagrindinė čia užduotis buvo, kaip suderinti dekoro funkcionalumą su interjero estetika, tai yra sukurti vientisą ir harmoningą erdvę. Grindims viršuje pasirinktas mikrokvarcas, tai yra ypač atspari įdaužoms ir drėgmei medžiaga, idealiai tinkanti intensyviai naudojamoms patalpoms. Na ir kaip jau kalbėjome su dizaineriams, juoda uola VRC erdvėje šiuo akcentu jį ir tapo, tai yra iš dekoratyvinio tinko suformuotas išskirtinis grubaus ir reljefo dekoras, suteikiantis interjerui charakterio ir ko jau tikrai suteikiantis unikalumo. Neatsiejama gražaus interjero ir patogaus gyvenimo dalis baldai, prie ko liečiamės, ant ko sėdim. Aš iš tikrųjų, kada pamatau kažką gražaus ir paklausiu, iš kur tai, dažnas atsakymas būna, kad tai yra iš įmonės baldai namams. Iš tikrųjų, su baldai namams visą laiką ten rasi, ko nori, įvairiausių baldų ir tai yra labai smagu, kad įmonė gali padėti išsirinkti įvairiausius baldus, tada apsijungia, žinai, per visus namus. Galvojam, kad iš tikrųjų, kai susidirbi su viena komanda ir žinai asortimentą, tada daug lengviau ir dirbti, ir pritaikyti tos baldus. Ir šiuo atveju, pavyzdžiui, buvo galvota apie sofą, kuri bus kampinė. Ir tada baldų namams asortimente atsirado štai šios tokios kitokios formos sofa, kuri nėra nei kampinė, nei tiesi. Ir mes iš karto supratom, kad čia yra jos čia reikia. Jo. Apie baldai namams produkciją šiame projekte verta paminėti. Minkštieji baldai tai yra Olta Amalfi, be galo minkšti ir patogus minkštieji baldai. Sėdima dalis, visko elastas, o atlašai su pūkų užpildu. Kavos staliukas Mog Olo, ikoniniai betoniai staliukai, kuriuos pamatyti galite daug išskirtinių interjerų. Jo sukūrė Antonijo Fako. Valgomojo stalas vadinasi Bontempi Podium, tai yra betono koja su ovalo formos stalviršiu. Na, o valgomojo kėdės Natisa Roze yra ypač patogios ir jaukiai apgaubę. Tai yra natūralus akmuo, tai šiuo atveju oniksas ir paslaptis, kad jisai tolygiai šviečia, matote, tai nėra atskiros LED juostos, kaip daug kas įsivaizduoja, kad stora akmens medžiaga ir tarytum išsisklaidys ten ta visa šviesa, tai tikrai ne, tai yra dedamos LED panelės ir jos yra baltos, būtinai dienos šviesos, tos tokios šaltos baltos ir tada pats akmuo jau sudirba tą visą darbą, ją sušvelninant, pageltoninant, tai žodžiu, tai yra LED panelės, ne LED juostos, todėl mes turime tolygų, gražų apšvietimą. Kas buvo tas pagrindinis iššūkis čia, kur pradžioj galvojat, o Jėzus, nežinau, ir dabar galvojat, yes.
Nu, tai Gal- o ne šlaitas. Jo, va, iš tikrųjų taip, gal sunkiausia tai buvo 3 aukštas, šlaitai, kaip reikės čia suvesti komunikacijas, kur paslėpti rekuperaciją ir taip toliau, kaip čia su tom lubom viską išspręsti. Tai čia gal toks didžiausias buvo iššūkis, tai aš manau, čia kiekvienam dizaineriui, architektui tas pats yra. Ir baldininkui. Ir baldininkui, nes šlaitai jau iš karto atrodo jau bus labai sudėtinga, bet, kaip sakant, per kančias į žvaigždės. tai tikrai puikiai išsprendėm ir labai gerai viskas gavosi. Labai džiugu iš tikrųjų matyti laimingus klientus, džiaugiamės kartu su jais ir visada garbė turbūt ir tau, Rimgailė, ir man dirbti Tomo projektuose. Tikrai taip. Tai mūsų dėstytojas linkėjimai. tai visada yra garbė ir net toksai jauduliukas visada, ne? Tai labai džiugu, kad įvyko tokia kolaboracija. Tai Rimgailė, Sandra, ačiū Jums, kad skiriat laiko, ačiū, kad kūrėt tokius projektus. Ar tai yra Birštonas ar Kaunas, nesvarbu, bet tiesiog, na, žinai, džiugu, kad yra tokios specialistės, kurios įgyvenina tai, ką nori žmonės ir kad jūs turit tą galimybę ir parodyti ir atnešti tokius projektus pas mus į eterį, tai tikimės ir žiūrovom jie bus tokie pat nuostabus, žiūrint per ekranus, kaip mes jaučiame čia. Tai ačiū Jums. Ačiū tau. Grinona namų technika. Su meile jūsų namams. Samsung šilumos siurblius rinkitės vėsinimas.lt. Baldai visam gyvenimui. 9interjerai.lt. Dubingiai. Grindų ir kilimų ekspertai. Norėtume su jumis pasidalinti patarimu. Jei namuose tenka kovoti su dėmėmis ant sofų, čiužinių ar kilimų, vien tik įprastas siurblys dažnai nepadeda. Tokiose situacijose gelbėtų mūsų partnerių Grinona plaunantis siurblys su garų funkcija – Zylė. Garai pasiekia gilesnius sluoksnius, todėl išvalomi ne tik nešvarumai, bet ir dezinfekuojami audiniai. Jo galima išvalyti vonios stiklus, plytelių tarpus ar net atgaivinti drabužius. Tobula, kas paprasta. Kompaktiški automatiniai kavos aparatai Zylė. Heat On. Jūsų namų komfortui. Vėsinimas.lt. Baldai visam gyvenimui. 9interjerai.lt. Dubingiai. Grindų ir kilimų ekspertai. Esame pačiame Vilniaus centre, jūsų dėmesį įspūdingas objektas, buvęs gaisrinės pastatas. Keliaujame į vidų, susitiksime su architekte Viktorija. Labas, Viktorija. Labas, Jūrai. Turim absoliučiai nematytą kitokį objektą, kokio tikrai pas mus dar nėra buvę. Bent jau kalbant apie paskirtį, kokią šis objektas turėjo kažkada. Papasakok daugiau. Taip, mes esame Vilniaus senojoje gaisrinėje, tai yra vietinės reikšmės architektūrinis paminklas ir būtent šis butas, ši konversija yra buvusiame gaisrinės bokšte. Kokia visa ta istorija? Ar ten ta gaisrinė buvo nuo pat pastato statybos pradžios, ar buvo kažkaip kitaip? Iš tikrųjų tai ne, tai 19 amžiaus pabaigoje vienas dvarininkas pasistatė čia tokius kaip pastatą apartamentams su krautuvėmis vadinamosiomis. Ir tik tai sovietmečiu šis pastatas tapo gaisrinė, buvo pristatytas ir šis bokštas. Ir dabar iš tikrųjų pastatas grįžo į savo pirminę paskirtį, tai yra apartamentai su komercija. Šiaip yra labai smagu, kad pastatas yra įveiklintas iš naujo ir grįžo ta paskirtis, kokia buvo ir pirmoji. O jums, Nordinari architektams, šis projektas, kuom jis yra ypatingas ir ką jūs čia konkrečiai padarėte šiame bute? Šis projektas yra ypatingas tuo, kad tai yra vienas sudėtingiausių projektų mūsų ir tai yra vienas mažiausių projektų, nors čia yra iš tikrųjų apie 45 kvadratai, bet jie visi išskirstyti per 3 aukštus. Wow. Tai mes esam tokio siaurame bokšte ir mūsų tikslas buvo kažkaip
pritaikyti šias patalpas gyvenimui, galbūt trumpalaikiam, galbūt kažkas sugalvos ir ilgiau čia pagyventi. Čia toksai ganėtinai nematytas, visiškai toks kitoks gyvenimo būdas čia būnant ir visai kitokia erdvė. Esame čia pirmajame aukšte, kitaip sakant, užlipome į pastato 3 aukštą, kur turime dar 3 aukštus. Taip. Tai tikrai, kaip sakyt, neleis liūdėti čia gyvenant ar tiesiog apsistojant trumpalaikiai nuomai, tas pasivaikščiojimas į viršų. Nekalbėsim apie praktiškumą 3 aukštų būsto, čia visai kita tema. Neverta kalbėti. Labiausiai norisi iš tikrųjų pasikalbėti apie funkcinius dalykus. Ką padarėte, galbūt kokį tur nesate darę, konkrečiai čia kaip pavyzdys, kur esame pirmajame aukšte. Mes čia esame tokį išskirtinį dalyką padarę, tai yra kesoninės lubos su veidrodžiais. Kesoninės tai yra tokie, kaip pasakyti, mediniai kvadratai, gal taip galima pasakyti, tokia kesoninių lubų galbūt ir imitacija, tai nėra visiškai toks visiškai senovinis variantas, tai yra šiek tiek modernesnis variantas, bet idėja buvo kiek įmanoma daugiau erdvės suvaldyti, suteikti tokio erdvės pojūčio, kad nesijaustų žmogus būnantis čia užspaustas ir panašiai. Padarėme veidrodinę sieną prie virtuvės, vėlgi tam pačiam efektui išgauti, kad galėtume šiek tiek praplėsti erdvę, jos tiesiog pojūtį tokį stipresnį padaryti. Čia šios plytos yra autentiškos, jos buvo renovuotas, tai mes, žinoma, nebegalėjom daryti intervencijų su laidais ir nusprendėm pritaikyti vamzdelinę sistemą, tokią šiek tiek atnešti retro atmosferos, tokią truputį Londono jausmą. Ir visi laidai eina tuose vamzdeliuose ir tokia virštinkinė konstrukcija sugalvot. Įspūdis kuriamas ir kažkas tokio įdomaus, tokio šiek tiek industrinio netgi truputį. Tai čia tokia stilių samplaika, šiek tiek atėjusi iš Londono, New Yorko industrinių pastatų, raudonų plytų pastatų. Kai mes atėjom, tai buvo tuščios visiškai patalpos su perdangom ir su skyle laiptams, bet kadangi mes buvom įkvėpti to istorizmo, pastatas yra 19 amžiaus pabaigos, jo visas fasadas yra istorizmo laikotarpio, tai mes norėjom to istorizmo čia atnešti. Geras, tikrai pasakyčiau, kad jie iš tų senų laikų tik tai perdažyti. Mes šiandien turim prieimų ir Sanmazgą, tai užėkime pasižiūrėti. Taip, turime stoglangį dienos šviesai. Žinoma, reikia suprasti tokį momentą, kad viskas čia yra labai erdvės yra labai mažos, tai mes skaičiavome kiekvieną centimetrą ir norėjome sukurti kažkokią erdvę, kuri būtų patogi. Tai yra ir praustuvas, yra ir unitazas, čia yra mini dušas kojom, ar jeigu reikia šiek tiek nusiplauti, ir įtalpinom ir skalbimo mašiną. Manau, kad šis butas, tai yra, šie apartamentai yra žmonėms su charakteriu, su polėkiu, su noru patirti kažką ar pagyventi kažkokioje išskirtiniai vietoj. Žinoma, vienas iš privalumų yra vaizdai už lango, nes iš tikrųjų čia matai Vilnių iš visų pusių. Tai čia antrame aukšte mes turime tokią svetainę ir mes kartu ir atvedėm čia vandentiekį tam, kad būtų galima išgerti kavos, pasidaryti kokteilį, kad nereikėtų vaikščioti pirmyn atgal. Tai čia tokia poilsio, draugų susibūrimų vieta. Mano manymu turi tokio Londono atmosferos, šiek tiek tokio lyg įėjęs į seną istorizmo pastatą. Tai tokią atmosferą norėjom sukurti. Jaučiasi, iš tikrųjų tas ir jaučiasi. Ir aš iš tikrųjų noriu pagirti rangovus, labai mėgstam iš tikrųjų pagirti tuos, kas nepriekaištingai atlieka savo darbus. Ir tiesą pasakius, tai yra nauja pažintis su įmonė Pakruojo parketas, kurie rinkoje dirba jau 30 metų. Tik tais, kadangi mes apie juos sužinojom dabar ir tikiuosi pamatysim jų daugiau mūsų projektuose, kuriuos filmuosime, jie didžiąją daugumą savo produkcijos tiesiog eksportuoja.
todėl ir jų čia yra šiek tiek mažiau. Šios grindys atrodo kaip čia buvusios. Atrodo, kad su jomis buvo tiesiog šiek tiek atlikta tam tikro atšviežinimo ir jos buvo būtent čia nuo pat pradžių. Papasako, kodėl sugalvojai panaudoti tokias grindis ir kom jos yra ypatingos tau? Turbūt nėra daug įmonių, kurie galėtų padaryti tai, apie ką mes, tarkim, svajom, nes čia yra ąžuolas ir vengė. Yra sujungti du skirtingi medžiai ir pagal mūsų piešinį Pakruojo parketas pagamino tokius kėdus be problemų ir be jokių didelių klausimų. Mes labai džiaugiamės, nes iš tikrųjų nuėjom nuo standarto, nuo to galbūt matytų tų įvairiausių herringbounų, ševronų ar ne, eglučių ir panašiai. Norėjom kažką tokio išskirtinesnio ir įdomesnio sukurti, kas patrauktų akį, galbūt leistų žmonėm prisiminti, kad čia buvo toks parketas, šiek tiek kitoks raštas. Tai va. Nes iš tikrųjų atrodo unikalios grindys, atrodo tikrai čia nuostabiai tinkančios, tai dar kartą thumbs up už Pakruojo parketo darbą čia šiame projekte. O mes tada keliausime į 3 aukštą, kur nesame dar buvę, nežinau, kas laukia ten. Kaip matote, erdvės nėra didelės, bet mes tengiamės sukurti erdvės taip, kad viskas būtų pakankamai patogu, kad vis tiek būtų kur pasidėti telefoną miegant, kur pasikabinti rūbus, kur pasidėti knygas ir žinoma, siekiant to noro, kad nebūtų laipiojama pirmyn atgal. Čia yra dar vienas vonios kambarys su dušu, unitazu ir praustu. Viskas sutilpo, yra užsukus ten rantušės. Mes parinkom tokią irgi retro santechniką, kad primintų tą londonietišką atmosferą. Gyvatukas rankų darbo toks padarytas. Labai geras. Labai smart sprendimas, tikrai protinga išnaudoti šitą erdvę pasidėjimui. Reikia vis tiek tų rūbų pasikabinti, kažkokių pasidėti dalykų. Čia yra dar plantografų sistema, kad būtų patogiau išsitraukti drabužius. Ir čia yra sudėtos lentynos bei funkcionalios, ar ne? Stengtasi kuo funkcionaliau išnaudoti erdves. Čia yra tokios mažos lentynėlės pasidėti ar knygą, ar telefoną, ar laikrodį. Kiek truko visas įgyvendinimas nuo to, kada atėjo šitas užsakymas, kitaip sakant, iki tada, kada jis buvo, kaip visi tokią stadiją turintis kaip dabar? Iš tikrųjų ilgai, aš dabar, jeigu skaičiuočiau, turbūt 3-4 metai, bet čia kartu su pastato visa renovacija, nes mes ne viską galėjom irgi renginėti iš karto, tai tokiais etapais buvo įrenginėjama, tai kantrybės reikėjo visiems. Bendrai, kaip tu čia šiandieną jautiesi atėjus, nes tai yra vis tiek jūsų kūrinys, ne? Man tai iš tikrųjų smagu, nes yra labai kitaip viskas ir vėlgi ta mūsų galbūt kaip įmonės stilistika, kad šiek tiek lengviau pažiūrėti dalykų, šiek tiek laisviau, šiek tiek įnešti kažkokių istorinių momentų, ne retro, mes ten ir baldus parinkinėjom, visokius vintažinius ir panašiai. Tai yra labai faina, nes projektas ilgas, sudėtingas. Labai retai pasitaiko interjeristų, architektų gyvenime tokios konversijos, nes tai yra labai unikalus projektas, ar ne? Ir tai čia toks vieną kartą gal gyvenime, porą kartų gyvenime tokį gali gauti, nes iš tikrųjų nėra tokių pastatų daug, nėra tokių erdvių daug ir nėra to inžinerinio statinio pritaikymo gyvenamai funkcijai. Tai yra labai įdomu architektai. Viktorija, tikrai super sprendimai, labai patinka. Manau, tau pačiai džiaugsmų irgi netrūksta, kad, kaip tu sakai, žinai, pavyko prisiliesti prie tokio objekto. Tai paprastas palinkėjimas tau dar panašių kitokių, žinai, objektų, kad ateitų tokie užsakovai, žinai, turim vandens bokštą, padarom restoraną. Tai ačiū tau, kad skiri laiko ir pasimatysime kitose laidose, kur parodysim labai įdomų dar vieną objektą, kaip minimum vieną, tai tikrai, ne? Taip, būtinai. Ačiū labai. Ačiū tau, iki. Iki. Krinona namų technika. Su meile jūsų namams. Samsung šilumos siurblius rinkitės vėsinimas.lt.
Baldai visam gyvenimui. devyniinterjerai.lt Dubingiai. Grindų ir kilimų ekspertai.